Vilniaus meras šiandien pristatė pirmąjį elektrinį Latvijoje pagamintą laivelį, kuris kursuos Neries upe kaip viešasis transportas. Laivas pavadinimu Rytas pristatytas prapliupus vasariškai liūčiai sostinėje. Vilniaus savivaldybė tokius 4 elektrinius laivus už 1,9 milijono eurų įsigijo iš Latvijos elektrinių laivų gamintojos BITS. Vieno laivo kaina siekia 450 000 eurų. Bilietus į maršrutą Nerimi bus galima pirkti maždaug po 2 savaičių. Tačiau pati kelionė bus ir brangi ir ilga, nes bilietas kainuos 3-4 eurus, o kelionė truks nuo 45 minučių iki daugiau nei valandos. Tai čia yra toks, sakykime, miksas tarp viešojo transporto, tarp rekreacijos, tarp upės gyvenimo populiarinimo, ką turi ir kiti pasaulio miestai. Ar daug diskusijų dėl kainos bilieto buvo? Kaina yra, man atrodo, žiūrint Lietuvos kontekste, nėra tikrai labai konkurencinga, nes tokios paslaugos visą laiką yra brangesnės. Galim pažiūrėti Skandinavijos miestus, kur kartais bilietų kainos siekia ir 10 eurų. Tai šiuo atveju 3 eurai už vienos kelionės atlikimą, 90 minučių bilietas, tikrai yra normali kaina. Aleksandras Nemunaitis, opozicijos Vilniaus tarybos narys, negaili kritiko šiam projektui. Jis sako, kad prieplaukų sutvarkymas ir laivelių pirkimas ir jų išlaikymas ilgoje perspektyvoje kainuos apie 15 milijonų. Aš suprantu, kad Vilnius yra iš tikrųjų išskirtinis kažkiek pagal savo populiaciją ir žmonės gal šiek tiek geriau gyvena. Jeigu mažam miestelėje meras padarytų kažką panašaus ir pasakytų, kad per artimiausius 5 metus į laivelius mes sudėsim, pavyzdžiui, 15 milijonų eurų, bet kažkur kitur gal neužteks pinigų, panašu, kad sulauktų rimtų priekaištų. O Vilniečiai kažkaip jie lengviau tai reaguoja, dovanokit už tą nelietuvišką žodį jiems faina, gražu ir taip toliau. Tačiau tas gražu iki tol, kol tu visgi pradedi skaičiuoti pinigus. Ir tie Vilniečiai, kurie galbūt neturi mokyklos savo rajone arba jų gatvės neasfaltuojamos ir siūlomos prisidėti patiems 50%, tie paprastai visgi skaičiuoja. Tai šitas projektas aš jau dabar išdaviau, kad per artimiausius 5 metus kainuos miesto apie 15 milijonų eurų. Bet dabar skelbiama, kad nepilnai 2 milijonai. 2 milijonai tai yra į prieplaukų instaliaciją ir pirmie 4 laiveliai. Į tą sumą net neįeina laivų kapitonų atlyginimai. Irgi buvo viešoje erdvėje, kai kuri žiniasklaida paskelbė, kad kapitonai samdomi po 3300 eurų prieš mokesčius. Tai vėlgi... Apie 2000 eurų turbūt bus į rankas. Taip. Ir tai reiškia, kad jie samdomi jau brangiau negu autobusų vairuotojai. Tai šitų išlaidų mes neskaičiuojam. Mes neskaičiuojam, kad kai kuriuose institucijose, kai kuriuose įstaigose reikės papildomų etatų, kaip Judu bus papildomi etatai, dėl to yra laivybos vadovas, net tokia pareigybė. Vilniaus viešajam transportui reikės irgi administracinio. Net Grindoj, tai yra ta įstaiga, kuri ir tvarko ir prižiūri šitas prieplaukas, irgi reikės papildomų etatų. Bet dabar klausantis mero, taip pat, jisai sako irgi pakankamai tokių logiškų argumentų, kad reikia, kad apskritai mieste būtų tokia transporto priemonė. Reikia atgaivinti laivybą Neryje, ar ne? Reikia, kad būtų pasirinkimo galimybė Vilniečiams galų gale, kaip jie norėtų keliauti. Bet čia yra, tai galim tada ir malūnsparnius irgi įtraukti kažkokį viešąjį transportą, galbūt net norinčių už tai mokėti. Tačiau jeigu vėlgi grįžkim prie skaičių, tai tas žmonių kelionės laiveliais, jos bus nykiai mažos, palyginant su bendru srautu, kiek aptarnauja, pavyzdžiui, Vilniaus viešasis transportas. Jie skelbia, kad per dieną yra maždaug apie 500 000 kelionių su jų autobusais ir troleibusais. 300 000 autobusais, 200 000 keliauja troleibusais. Pagal Valdo Benkunsko pateiktus duomenis per dieną laiveliai perveš 390 keleivių vidutiniškai. Ir tai tik tai sezono metu. Ir tai yra tik sezono metu nuo gegužės iki spalio. Ir tai palyginkim 500 000 ir 400 keleivių, ar tai gali būti vadinama alternatyva? Nemanau. Jūs buvote taryboje, kai šitas klausimas buvo svarstomas. Kokie tuomet yra argumentai, kodėl taryba nubalsavo už tokį projektą, kuris rodos neturi jokios ne tik ekonominės, bet apskritai logikos viešojo transporto prasme? Niekuo nesiskiria šitas tarybos sprendimas nuo daugumos, kurie priimami. Tai reiškia, 2 partijos tarpusavio susitarė ir be kažkokių didesnių diskusijų šitas klausimas yra pateikiamas ir priimamas. Netgi ekonomikos komitete, kuriam aš priklausau, kažkokios gilesnės diskusijos nesigauna. Mums ekonominio pagrindimo šito projekto neduoda.
netgi pilnas išlaidas, nu, kas visgi kalkuliuota į projektą, irgi tenka gaudytis pačiam. Tai šito vieto nereikėtų kažkaip tikėtis, kad iš tikrųjų vyksta diskusija, ten tarybai kažkas išdiskutuojama. Ne, tai yra tiesiog paprastai vieno arba dviejų žmonių idėja ir partijos ją palaiko. Kam Valdui Benkunskui reikalingi šitie laiveliai, šitos linijos viešojo transporto Neryje? Mano nuomonė, jis buvo kaltinamas tiesiog jau kurį laiką toks meras be vizijos. Žinot, nu, kažkas kažkur vyksta, nacionalinis stadionas, irgi kuriais beje galėjo ir užbaigti per savo kadenciją, bet nenorėjo perimti šito projekto, jam reikėjo vizijos. Va dar vienas. Nu, aš manau, kad tai yra tiesiog žaidimas su savo elektoratu, parodyti, koks Vilnius fainas, va, galbūt tai šiek tiek jaunesnė publika, tai yra žaidimas su elektoratu. Kas dabar bus su ta viešojo transporto linija, ar linijomis tarp Žirmūnų ir na, pavadinkime beveik turbūt Vingio parko, ar ne? Ar tai bus tik tai vienkartinis pasimėgavimas 45 minučių kelionė už 4 eurus ir paskui niekas neplauks, kaip ką jūs prognozuojat, kokie gali būti tie srautai realūs. Jeigu miestas skaičiuoja 300, kaip manot, kas bus realu? 45 minutės į vieną pusę, kai plauki prieš srovę, tai bus virš valandos. Nepamirškim tokį dalyką. Aš manau, kad kažkiek žmonių pasižais, paskui tai liks labai turistų pramoga arba, nu, vasarą, kai geras oras su šeima pasiplaukiot, bet tai jokiais būdais nebus alternatyva viešajam transportui, kad žmonės į darbą keliautų būtent šitą transporto priemonę.